Viena pagrindinių šunų dresūros komandų – ne, negalima. Būtent šios komandos yra pagrindinės šunų gyvenime arba kitaip tariant šunų ir jūsų bendravime. Nes būtent tokiu būdu, kai šuo moka komandas ne arba negalima, galima lengvai apibrėžti, ką šuniui galima daryti ir ko negalima. O kai šuo žino juoda ir balta, namuose taisyklės, ką galima ir ko negalima, tai yra labai paprasta gyventi ir jums, ir jūsų augintiniui. Taigi pasisodinkite šuniuką arba pasiguldykite. Tai visai nėra jokio skirtumo ir prieš jį padėkite skanukų. Žinoma, šuniukas norės paimti tą maistą, norės paimti tą skanuką, tačiau mes uždengsime tai delnu ir pasakysime ne, negalima. Palauksime, kada šuo atitrauks savo nosį ir nebe taip domėsis tuo maistu. Kai tik tai padarys, pasakysime dar kartą ne, atidengėme delną ir sakykime ok, arba galima, arba tiesiog imk. Palaipsniui šuo supras, kai jūs sakote komandą ne arba negalima, jis maisto nuo žemės imti negali. Ir gali imti tik tada, kai jūs pasakote būtent tą žodį, kada jisai gali imti. Tai bar imk arba ok. Ir taip visiškai labai paprastai šuo išmoks, kad nesvarbu, ką jisai darytų, ar liptų ant sofos, ar graužtų kėdės koją. Jūs pasakote ne, tai reiškia, jisai tučto jau turi nustoti tai, ką daro ir duodate kitą žaislą, kurį jis gali graužti. Sėkmės pamokose, jeigu turėsite klausimų daugiau, rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis.